Sveiki visi, su jumis sveikinas aš Zlaus, šiandien filmuojam antrą dalį Lift Off FPV dronų simuliatorius. Tai šį kartą skraidysime kitam map'e, tai yra Lift Off Arena. Okay. Čia yra įėjimas pagrindinis. Laiptai į aukščiais. Virtuvė. Oh shit. Sukrešinau iš. Jo, virtuvė. Gerai, dabar reikia pasimokinti atbulinį flipą, bet čia mano tikslas yra. Ir sudėtingas gan, kažkiek. Jo, feilinti tai kartais labai daug. Nes sudėtingas valdymas, bet šiaip. Kai jau į ritmą įeinu, tai jau lengviau patampa valdyti. Kaip minėjau, rašykit komentarą, jis nori pamatyti, kaip aš realiam gyvenime su realiu dronu skrendu ir filmuoju. Aišku, bus galbūt sudėtinga nufilmuoti, nes mano akiniai kol kas neturi tokios funkcijos filmavimo. Bet aš turėčiau greitai turėčiau gauti naujus akinius, kurie galės filmuoti. Žodžiu šitai, tai tiesiog bandom išvengti kliurkų. Aišku, kartais neišeina. FPV droną skaityti yra iš tikrųjų sudėtinga, reikia pasipraktikuoti prieš tai darant. Jau prie tam video minėjau, bet patvirtinti tiesiog šiandien. Iš tikrųjų, aš ne pats mokėdamas jau geriau tikrai skraidyti, netgi darau tikrai nemažai klaidų. Čia dabar sugebėjau normaliai prieiti. O čia vat aš esu su akiniais. Šitas mapas turi biškį ir bugų. Tai čia, kiek žinau, toje vietoje gerai matas. Bet čia jau tiesiog kliurkų, tai skrendam vėl turbūt į vidų, bet šį kartą pro kitą pabandysiu pafilmuoti kaip cinematic. Jo, darau klaidą. Tai gerai, nuėjom į kitą mapą, pabandysim pafilmuoti cinematic. Kas yra cinematic, iškart sakau. Tai cinematic yra tiesiog lėtas filmavimas, bet taip meniškai, tiesiog iš lėto taip skristi. Tai pabandom, ar man gausis, tiesiog ir muziką paleisti turbūt.
žodžiu. Nu, bet tai žodžiu, man taip gaus maždaug Cinematic, nežinau, ar gerai gaus, įvertinkit. Na ir ką aš pasakysiu, ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Prašau, laikinkit, subscribinkit ir parašykit komentarą.